Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Sveiki, skaitytojai, 15 minučių žiūrovai, su jumis sveikinuosi, žurnalistė Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė ir šiandien noriu pristatyti viešnią, kuri mus siekia iš Kauno, tai yra gydytoja, medicinos mokslų daktarė Silvija Kontautienė. Sveiki, Silvija. Sveiki. Ir mes kalbėsimės apie vasarą labai aktualią temą. Tai apie agresyviausią odos vėžį, apie odos apsaugą ir apie tai, kaip pasiruošę turėtume keliauti į paplūdimius, į šiltus kraštus, į atostogas. Tai kviečiu likti kartu ir keliaujame prie klausimų. Sakykit, kaip čia iš tiesų viskas yra? Ar ta saulė tokia pikta, kaip prašoma moksliniuose tyrimuose, ar visada medikai dar pasilieka galimybę pagąsdinti, kad būtume drausmingesni? Ką jūs matote iš savo darbo praktikos? Taip, saulė tikrai yra labai agresyvi ir pagrinde pavojingiausia yra saulės ultravioletiniai spinduliai, kurie skirstomi į A ir B spindulius. Todėl galvodami apie apsaugą nuo saulės visuomet turėtume rinktis priemonės, kurios būtent saugo nuo abiejų šių rūšių spindulių. Taigi pirmiausia, jeigu kalbame apie apsaugą nuo saulės, aš rekomenduočiau karštą saulėtą vasaros dieną rinktis šviesius, lengvus, geriausia natūralių audinių rūbus, kurie gerai atspindi saulės spindulius. Tai yra medvilnė, linas puikiai tinka. Tai drabužiai puikiai saugo nuo ultravioletinių spindulių. Taip pat tai būtų plačiakraštė skrybėlė, kuri ne tik dengia galvą, bet ir meta šešėlį ant veido, ant kaklo, ant dekoltės srities. Tai rūbai tikrai vaidina vieną iš pagrindinių vaidmenų. Kitas labai svarbus aspektas yra kremo nuo saulės naudojimas. Tai renkantis kremą nuo saulės visuomet rekomenduočiau, kad jo SPF būtų ne mažiau 30. Taip pat, jeigu jau jūs esat labai šviesios odos, jeigu turit saulės alergiją arba išvykstate atostogų į karšto klimato šalį, tai tuomet rekomenduočiau rinktis kremą, kurio SPF ne mažiau kaip 50. Ir taip pat naudojant kremą nuo saulės reikėtų atminti tam tikras taisyklės ir jų privalu laikytis, nes kitaip kremo nuo saulės efektyvumas sparčiai mažėja. Jis tikrai neišsilaiko visą dieną, todėl jeigu ilgiau būnate saulėje, reikėtų kartoti tepimus kas 2 valandas. Taip pat naudoti pakankamą kremo kiekį, tai yra labai mažas jo kiekis, tikrai nesukuria reikiamos apsaugos. Toliau, kas yra labai svarbu, kad tepti pakartotinai, kai išsimaudoma, išprakaituojama gausiai. Ir be abejo, dar pats buvimas saulėje irgi yra labai svarbus. Jeigu jau būnate paplūdimyje, tai nebūkite jame vidurdienį, reikėtų rinktis laiką iš ryto arba vakare, vengti būti tarp 11 ir 16 valandos, kada saulė pati aktyviausia. Ir aišku, riboti patį buvimo saulėje laiką. Žmonės tampa drausmingesni, kai atsako į klausimą, o kasgi blogiausio mums čia gali dabar nutikti. Saulė tai, kaip nori įdegio ir geriausiai kanda, sako vidurdienį, ar ne? O jūs dabar sakot, kad rinktis daiktus ir keliauti nuo jūros. Tai žodžiu, kokios yra tos didžiausios grėsmės ir kodėl ta prevencija reikalinga net ir vasarą. Vasarą ypatingai reikalinga, ar ne? Taip. Tai pati didžiausia grėsmė, be jokios abejonės, tai yra odos melanoma, kuri yra ne tik pati agresyviausia odos vėžio forma, bet ir vienas agresyviausių vėžių tarp apskritai visų onkologinių susirgymų. Ši liga ne tik sparčiai plinta, navikas greitai auga, bet jis taipogi yra atsparus ir tradiciniam onkologinių ligų gydymui, kaip chemoterapijai, spindulių terapijai. Ir dėl to daugelį dešimtmečių šios ligos prognozė iš tiesų buvo labai bloga. Kita vertus, per pastarąjį dešimtmetį jau atsirado naujų gydymo būdų, kaip imunoterapija, taikinių terapija. Ir šie gydymo būdai tikrai suteikė visai kitokią gyvenimo kokybę pacientams, taip pat prailgino jų gyvenimo trukmę. Kaip pavyzdys tokio sėkmingo gydymo, tai galėtų būti taikinių terapija BRAF ir MEK inhibitoriais. Šie inhibitoriai yra taikomi pažengusios ir BRAF mutaciją turinčios melanomos gydymui. Ir skiriančios vaistus laikotarpis be ligos simptomų prailgėja iki 1 metų, išgyvenamumo trukmė prailgėja iki 2 metų.
Aišku, tai nėra visiškas pasveikimas, bet kalbant apie šios pacientus, tai yra tikrai jau didelis pasiekimas. Ar po kaitrių vasaros dienų, tarkim, rugsėjo, spalio mėnesiais pacientų padaugėja, kurie sako, kažkaip nepagalvojom, gal to saulės padauginom. Sulaukia tokių, ar žmonės nesieja, tarkim, šios ligos, konkrečiai vėžio atveju, kalbant apie melanomą ar ne, nes dažnai ir sakoma, kad melanoma prilygsta mirties nuosprendžiui, tai iš tikrųjų yra labai rimta. Ar būna, kad atbėga sezonui pasibaigus, ar visus metus sulaukėte? Odos melanoma atsiranda paprastai po ilgalaikio saulės spindulių poveikio. Tai nėra taip, kad vienkartinis kažkoks poveikis ir jau ta melanoma yra. Dažniausiai tai būna ir kažkada gyvenime buvę stiprus nudegimai saulėje iki pūslių, ar ilgalaikis buvimas saulėje, tarkime, jeigu žmogus ar darbuojasi, ar sportuoja gamtoje ir saulės nesisaugo, arba dažnai lankosi soliariumuose, ko dar dažnai nesiejama yra su odos melanoma. Taip, kad tas laikotarpis nuo saulės poveikio iki melanomos atsiradimo gali būti labai įvairus ir tikrai nėra siejamas su sezonu. Taip, savanoriškai, tokių drausmingų, matyt, visuomenės narių nėra labai daug, kurie sakytų, šiais metais dar nebuvau, reiktų pas gydytoją Silviją užsukti. Greičiausiai atveda tie tokie potyriai, kad lik skaudena, lik kažkas ar nuplyšo, ar kraujas pasirodė, ar ne, vietoj apgamo. Ir kas tada? Tada jau vyksta apgamo šalinimas, ar ne, tyrimas, koks yra tas kelias, su kuo susiduria pas jūs atėjęs žmogus? Tai vis dėlto paprieštaraučiau, viena grupė žmonių tikrai yra labai tokie pažangus ir nuolat lankosi pas gydytoją dermatologą, jie žino tas grėsmes, žino savo rizikas ir tarkim yra pacientų, kurie kiekvienais metais apsilanko ir profilaktiškai pasitikrina. Aišku, kita grupė daug didesnė yra tų, kurie jau atbėga tada, kai kažkas nutinka. Kaip paminėjot, ar ten nuplyšta apgamas, ar jisai pasikeičia, ar atsiranda naujas darinys odoje. Apžiūra pas gydytoją visuomet prasideda nuo klinikinio įvertinimo, tai yra apžiūrime akimi apgamą, vėliau atliekame dermatoskopinį tyrimą, kad įvertintume mikrostruktūras ir vėliau jau turėdami preliminarią diagnozę sprendžiame, ar reikia kažkokių tolimesnių papildomų tyrimų, ar reikalinga šitą apgamą pašalinti. Būna ir taip. Prieš įsibėgėjant pokalbiui studijoje, gydytoja Silvija užsiminė, kad saulė labiau mėgsta mėlyno kraujo atstovus, tuos, kurių oda baltesnė, tiesiog taip yra, mėlynos akys ar ne, šviesus plaukai, tai didžioji dalis mūsų šalies gyventojų, ar ne, tas pats galioja ir mūsų kaimynam, Latviam, Estam. Kodėl taip yra? Kodėl to rudo gimio yra tarsi atsparesni? Čia genetikos dalykai, ar ne? Todėl, kad tamsiaodžiai jie turi natūralią apsaugą nuo ultravioletinių spindulių, nes melaninas, kurio jie turi daugiau, sukuria tą natūralų barjerą apsauginę. Be abejo, baltaodžiai, kurie yra tamsesnių odos atspalvių, kaip italai, tarkim, ispanai, jie irgi yra atsparesni, tuo tarpu lietuviai, latviai ir ne, ir mūsų kiti kaimynai tikrai yra labai šviesios odos, šviesių akių ir plaukų ir jie turi tą didesnę riziką sirgti odos melanomą. Ir ši rizika skiriasi net keliais kartais. Matot. O iš tikrųjų, ką rodo mūsų statistika, gerėja, blogėja tas visuomenės sergamumas, ar išgirsta ir įsiklauso į jūsų rekomendacijas, jūsų kolegų? Iš tikrųjų, visame pasaulyje sergamumas odos melanoma nuosekliai didėja, kaip bebūtų gaila. Labai gerai šitą pokytį iliustruoja Jungtinių Amerikos valstijų duomenys. Jie yra paskelbę tyrimo rezultatus, kuris buvo vykdomas nuo 1992 iki 2022 metų, tai yra per 30-metį. Ir šis sergamumas padidėjo nuo 15 iki 25 atvejų 100 000 gyventojų. Tai yra labai milžiniškas, sakyčiau, šuolis. Ir visgi aš manyčiau, kad priežastis tai yra saulės poveikis didėjantis.
Aktyvumas augantis jos tiesiog. Tiesiog ir nebūtinai aktyvumas, tiesiog pačių žmonių buvimo saulėje įpročiai, nesisaugojimas, nenaudojimas apsaugos priemonių. Tai Lietuvoje irgi yra lygiai taip pat, sergamumas po truputėlį didėja, nors jeigu žiūrėtume Europos šalių statistiką, tai Lietuvoje sergamumas šiek tiek mažesnis yra nei Europos vidurkis. Tai Europoje yra 23 atvejai 100 000 gyventojų, Lietuvoje apie 18 atvejų 100 000 gyventojų per metus. Galvoju, skandinavų matyt geresnėje situacijų šiuo metu yra, ar ne, ir saulės mažiau turi, nors tas saulėtų dienų skaičius ir ten, ir čia nėra labai smarkiai didelis. O tarkim, mūsų noras ir paskutiniais metais atsiradęs polinkis atostogauti kelis kart per metus. Nes seniau būdavo tarsi ir tradicija kartas, ar ne, keli mėnesiai, kas jau kiek turi, kaip manot, ar tai irgi, nes dažniausiai renkamasi, tą saulėtą kryptį. Taip, tai yra vienas iš pagrindinių turbūt reiškinių, dėl kurių tas sergamumas ir didėja. Čia buvo labai pastebėta Skandinavijos šalyse, kada jie būtent tokie labai šviesus, šviesiaplaukiai, mėlynakiai, šviesios odos, pradėjo labai intensyviai atostogauti karšto klimato šalyse, pietiniuose kraštuose ir būtent pas juos pradėjo labai augti tas sergamumas odos melanoma. Aišku, Lietuvoje ta mada atėjo vėliau, bet jinai jau dabar yra. Ir manau, kad tas didėjimas visgi siejamas su šitų dalykų. Ar iš tikrųjų sužinojus, kad tai yra piktybinis navikas, ar ne, jau tai yra nuosprendis, tai yra kelių metų klausimas, kiek aš gyvensiu, nes ko gero žmogus išsigąsta, ar ne? Ką jūs jam sakot, prognozuojat, ar žmonės klausia ir iš viso ar susimasto apie tokias grėsmės, nes galvoju, čia tik apgamas, ką jisai gali, ar ne? Be abejo, dauguma žmonių, kurie ateina pasitikrinti, ar ne, jeigu pamato kažką odoje neįprasto ar pasikeitusi apgamą, jie dažniausiai išgirsta gerą diagnozę. Paprastai tai būna ar tai traumuotas apgamas, ar tai ikivėžiniai apgamo pakitimai, kurie turi visiškai gerą prognozę, žmogus pilnai pasveiksta, ar ne, ir viskas būna puiku. Visgi dalis pacientų išgirsta ir tą blogąją diagnozę. Tai tikrai daugumą ištinka tikrai šokas išgirdus šitą diagnozę, nes labai sunku patikėti, kad štai jaunas, sveikas žmogus, kuris propaguoja sveiką gyvenseną, kuris neturi žalingų įpročių ir štai jį užklumpa tokia bėda. Tai visų pirma, tokius pacientus nuraminu, kad tikrai melanoma šiais laikais yra gydoma. Ypač ankstyvųjų fazių melanoma, jinai puikiai išgydoma chirurginiu būdu ir to paprastai užtenka, jinai pasižymi gerą prognozę, išgyvenamumas šių pacientų 5 metų siekia virš 90%, tai tikrai labai yra aukštas. Tačiau jeigu jau nustatoma pažengusi odos melanoma, tai yra 3-4 ligos stadija. Be abejo, dažnai prireikia ne tik chirurginio gydymo, bet gydymas dažnai taikomas kompleksinis, tai yra ir spindulių terapija, ir chemoterapija, ir taikinių terapija. Ir aišku, ta prognozė nėra tokia gera, tai 4 ligos stadija 5 metų išgyvenamumu pasižymi tik tai 15-20% susirgusiųjų. Ką jaučia žmonės, be to, kad skaudena tą naviką, ar ne, kas dar išduoda, kad kažkas su tavimi yra ne taip? Dažniausiai naviko neskauda. Skauda dažniausiai traumuotus apgamus, tai tikrai taip nutinka, o melanoma paprastai būna neskausminga, nebent jau tai yra labai vėlyvos ligos stadijos, jau jinai yra kraujuojanti ir panašiai. Dažniausiai tai tiesiog atsiranda tamsi dėmelė odoje, kuris skiriasi nuo kitų odoje esančių darinių. Tai tas yra labai svarbu atkreipti į šitą požymį dėmesį. Mes jį vadiname bjauriojo ančiuko simptomu. Tai reiškia, jeigu pamatome odoje darinį, kuris akivaizdžiai skiriasi nuo kitų, visuomet turime pagalvoti apie būtent odos melanomą arba galbūt pakitusi apgamą, kuris jau keliauja link odos melanomos. Tai būtent šitokį darinį yra parodyti specialistui, kad jisai jau teisingai įvertintų ir pasakytų tikslę diagnozę. O kalbant apie tą bendrą savijautą, ar tai būna kažkoks silpnumas, ar ne, žmogui, kuris serga, kuriam yra kelinta tam stadija, ar ne,
ką jisai jaučia? Paprastai net ir tie pacientai, kurie jau ateina su pažengusią odos melanoma, jie nejaučia jokių simptomų, išskyrus tai, kad mato odoje darinį, kuris didėja, kuris kraujuoja, bet bendrųjų simptomų nebūna. Labai apgaulinga, reiškia. Taip, silpnumas ir visi kiti jau yra susiję su ligos išplitimu, su tolimosiomis metastazėmis ir paprastai jau šie pacientai žino šią diagnozę ir jau yra gydomi onkologijos skyriuose. Tai kaip reaguojate pati vasarą, matydama, daug drąsių poilsiautojų, kurie gal ir ne visuomet tas apsaugos priemonės nuo saulės naudoja, visų nepaprotinsi, nors gal būtų galima iš gelbėtojų mikrofoną pasiėmus tą garsiakalbį vadinamą, ar ne? Ar nekyla kartais noras? Aš manau, kad kiekvieno žmogaus čia yra pasirinkimo teisė, kaip elgtis. Iš tikrųjų, net ir žmogus, kuris ateina į konsultaciją ir jam patariam, ar ne visuomet fotoapsaugą rinktis, tiek kremą stipresnį, su stipresniu SPF-u, taip pat naudoti, kad ir apsauginius rūbus. Ir jie žiūri tai su nuostaba, jam tas netinka. Nes, tarkime, tas stiprus kremas, kurio SPF 50+, jisai neleidžia odai įdegti. O visgi daugumo siekis yra įdegti, tai vadinasi, iš jų kaip ir atima tą galimybę atrodyti gražiai. Na ir čia turbūt reikia laiko tam tikro, kad pasikeistų visuomenės mąstymas, nes visgi tarp jaunų žmonių, tarkime, jaunuoliai, paaugliai, jie visgi žiūri kitaip jau iš šitą klausimą ir jie renkasi apsaugą, o ne įdegusią odą. Taip, ar saugojosi mūsų tėvai, seneliai, žodžiu, ar čia mes einame tuo pramintu taku, ar čia kažkas mūsų gyvenime labai pasikeitė su klimato kaita ir tik mes čia dabar tokie drausmingesni turime būti? Iš tikrųjų, tiek seneliai, tiek tėvai, jie tikrai to daug saulės gavo poveikio, tik be abejo, jisai gal daugiau būdavo toksai lėtinis tas poveikis, tai reiškia, kad jeigu kalbėtume apie tą senąjį Lietuvos kaimą, tikrai žmonės nebūdavo saulėje išsirengę, ar ne? Jie būdavo, uždengdavo didžiąją kūno dalį rūbais ir kas būdavo atvira tik tai veidas, plaštakos, o veidas ir plaštakos yra gana atsparios saulės spinduliams, kadangi jos nuolat patiria šitą poveikį. Daug yra imlesni saulės poveikiui tokie uždari odos plotai kaip krūtinė, pilvas, nugara ir dabar keičiasi tas požiūris, kad visgi atėjo vasara, nuėjau į paplūdimį, išsirengiau ir nudegiau tada. Tai tai yra daug pavojingiau negu tas lėtinis poveikis atskiroms kūno sritims. Ir jeigu suskaičiavus, kiek kartų per savo gyvenimą žmogus nudegė, sako, nusilupo oda, taip skaudėjo, taip perštėjo, net miegoti negalėjau, tai taip susidaro, ar ne, visai nemažas stažas, tada ir kyla ta didžioji grėsmė. Jau kai 10 metų esi padauginęs, tarkim, kiekvieną vasarą, tai jau šis tas. Taip, tai tie stiprus nudegimai saulėje, kai oda ne tik parausta, lupasi, bet ir pūslės atsiranda, tai yra viena iš pagrindinių tokių rizikos veiksnių atsirasti odos melanomai kada nors gyvenime. Nebūtinai ateinančiais metais, nebūtinai po 5, gal po 20 ar dar vėliau, bet rizika didėja. Tai mokslas nerekomenduoja ilgai būti saulėje, arba, kaip jūs sakėt, reikia rinktis rytinį ir vakarinį laikus, ar ne? O taip. Tas pats pikčiausias, tai nuo kadais? Nuo 12 valandos startuoja iki 16, ar ne? Čia skirtingų šaltinių duomenys truputį skiriasi, bet paprastai nuo 11-12 iki 15-16 tas yra pats pavojingiausias laikas. Jeigu prisiminti Italijos, Ispanijos, tas vadinamasias siestas, tai matyt, jie ir gyvena pagal tą, gal dėl to mažiau ir nukenčia. Taip, yra adaptavęsi geriau. Taip, iš vienos pusės galbūt ir dėl to, bet kita vertus jie jau turi natūralią apsaugą nuo saulės spindulių, nes jų oda tamsesnė, melanocitai gamina daugiau melanino, kuris sudaro apsauginį tokį sluoksnį, tamsesnę odą lemia ir jie turi natūralią apsaugą. O jeigu kalbėti apie jaunąją kartą, kuri saulę ir pasaulį dar tik atradinėja, ar ne, kokios rizikos yra jiems, ar jie dar jautresni, tarkim, sauliai, negu tie, kurie jau tų metų ir patirties žemėje turi daug daugiau?
Dėl jautrumo, tai pagrindė jautrumą lemia odos tipas, ar tai yra pirmas, ar antras, ar trečias odos tipas, bet patirtis šiuo atveju nėra labai, nemanau, kad labai įtakoja šitą klausimą, todėl kad jaunimas priešingai, nors atrodo suaugę žmonės ar neturi daugiau patirties ir daugiau turėtų išminties turėti ir labiau vengti saulės, bet dažniausiai būna priešingai, jauni žmonės nebeturi tų stereotipų, kaip turi atrodyti kūnas, kad jis turi būti būtinai rudas, įdegęs ir jie įdegio nesieja su sveikata. Na, tiesiog aš esu baltas, bet geriau būsiu sveikas. Gal turėtumėte patarimų, rekomendacijų, į kuriuos visuomenė galėtų įsiklausyti, atsispiriant nuo šiandienos, ar ne, ką aš galėčiau daryti kitaip, na, kad ta mano gyvenimo trukmė būtų ilgesnė, ar ne, nes dažnai ir patys koją pakišam vasaromis, pavyzdžiui. Tai pirmiausia, rekomenduočiau reguliarią savitikrą. Reguliari savitikra tai yra kasmėnesinė kūno odos apžiūra, kurią atliekame prieš didelį veidrodį, naudodami papildomą veidrodėlį, kad galėtume apžiūrėti sunkiau prieinamas kūno vietas ir tą turėtume atlikti kiekvieną mėnesį. Turime atkreipti dėmesį, ar nėra atsiradę naujų darinių odoje, ar nėra pakitusių seniau buvusių apgamų. Apgamus vertiname pagal ABCDE taisyklę, tai pakartosiu, kad A tai yra asimetrija, B krašto netolygumas, C yra spalvos netolygumas, D yra dydis daugiau nei 5 mm ir E tai yra arba evoliucija, arba pokytis, reiškia besikeičiantis apgamas. Jeigu pastebime šios požymius arba randame naujų apgamų, o gal atrandame tą bjaurų jančiuką, kaip sakiau, tai yra darinį, kuris visiškai yra skirtingas nuo kitų odoje esančių apgamų, tai tuomet jau reikėtų skubėti pas gydytoją dermatovenerologą. Jeigu viskas ramu, viskas gerai, tuomet kiekvieną mėnesį kartojame tą savitikrą. O labiausiai pasimatymą jaučiu, kad pakviesti norėtumėt tuos, kurie dar nie karto pas jūs nesilankė. Pas jūs ar jūsų kolegas, na ir nebandė ar tikrintis, ar ta patikra baigėsi sulaukus 18, kai tėvai, tarkim, tą baigė, nes mėginu įsivaizduoti, na, pavyzdžiui, visada yra tų užleistų atvejų, kokios tai yra istorijos, kodėl žmonės, pavyzdžiui, na, niekada to nedaro, kokias jūs versijas girdite. Dažniausiai žmonės arba jų artimieji pastebi apgamo pokytį. Kiek esu susidūrus, jie visuomet mato. Tačiau dažniausia priežastis, dėl ko laiku nesikreipia, tai yra laiko stoka. Tai yra atidėliojimas gydytojo vizito. Galbūt po mėnesio, gal po pusės metų ir atvyksta jau tada, kai būna per vėlu, nes liga progresuoja itin sparčiai ir pusę metų gali būti per didelis laikotarpis, kad galėtume laukti. Norint gyventi, žodžiu, reikia surasti laiko savo, savo artimiesiam, ypatingai tiem, kurie patys to padaryti dar negalima. Mane nustebino iš tikrųjų tas periodiškumas, kad būtent kiekvieną mėnesį reikia tą patikrą savo atlikti arba savo artimiesiam, kurie patys to negeba. Kažkaip asmeninis toks jausmas sakė, kad arba po vasaros, arba kas kelis mėnesius. Tai, žodžiu, jūs naujieną ir man pasakėte. Žinau, ką veiksiu po mūsų pokalbio, tiesą sakant. Tai va, o ar pati iš tikrųjų paisote savo patarimų, ar kaip tas batsiuvys be batų į vasarą išeina? Dabar prisipažinkit. Tikrai paisau ir visiems pacientams sakau, kad tikrai to reikia daryti. Tai mano kasdieninis kremas yra kremas nuo saulės SPF 50. Tai va, tai noriu padėkoti už jūsų įžvalgas, patarimus. Tikiuosi, kad visi būsime drausmingesni ir atliksim uoliau namų darbus ir pasimatysim studijoje, o ne jūsų darbo kabinete. O mūsų klausytojams, žiūrovam ir skaitytojams priminsiu, kad šiandien svečiuose buvo medicinos mokslų daktarė, gydytoja Silvija Kontautienė. Ir Silvija, koksgi būtų jūsų palinkėjimas visiems skaitytojams? Reguliariai tikrinkite, saugokite saulės ir būkite sveiki. Ir nepamirškite išeiti pasidžiaugti vasarą be to skubėjimo. Ačiū už dėmesį, ačiū, kad buvote kartu. Iki kitų kartų. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Monodaktaras.lt